Aš negaliu nei klausyti savęs, nei žiūrėti į save ir galvot, kokia ašgi faina čia savo esu. Ne, tai ne apie tai visai. Taigi čia viskas labai tinka, žinok, taip mes gyvenome trise. Ką galvojate apie lietuvišką popsą? O tai, kad muzikos industrija, pop muzikos industrija plečiasi ir labai stipriai auga Lietuvoje, tai yra faktas. Ar tai Žemaitukai arenose, ar tai Bunkė arenose, ar tai Jessica Sha jau net ne arenose, kur tik tai nori. Turų tada tais laikais nebaisiai, kas ten dar darė. Žmonės perka bilietus, išgraibsto ten per dieną, per 3. Čia žinai, ką reiškia? Mergyt, Kokių tik projektų nėra buvę, aš dabar žiūriu kaip stebuklą kažkokį, žinai. Būk šalia, būk mano meilė. Tavo delnai man atstoja gimtuosius namus. Tai kaip gerai, kad aš niekada neperžiūrinėjau savo koncertų. Dėl to dabar man labai smalsu ir įdomu pažiūrėti. Nes aš tikiu, kad yra žmonių, kuriem labai įdomu tą daryti. Žinai, kartą per metus atsisėsti, pavyzdžiui, per Kalėdas, žiūrėti ne kokį nors vienas namuose filmą, o savo koncertus pasileisti ar ne. Aš to nemėgstu daryti, man tai nepatinka. Ne dėl, kad aš labai nekenčiu savęs, o dėl to, kad aš esu labai priekabi. Ir jeigu žmogus tiesiog žiūri koncertą, aš žiūriu savo klaidas. Ir dėl to aš to tiesiog tegul tai būna man saugiau, kai aš pati to nestebiu. O šis turas, kur mes dabar matome, čia yra pirmasis areninis turas. Taip. Ir jūs čia grojat su simfoniniu pilnu orkestru. Manau, kad čia kiekvieno atlikėjo tokia svajonė. Su orkestru pagroti. Taip, atrodo, kad atrodo aš visai tikiu, tai pripažįstu. Bet žinai, vis tiek aš galvoju, kad kai tu išeini į areną, ne šiaip į sceną, kur 30 žmonių sėdi tau čia, tai yra daug ramiau, paprasčiau, intimiau. Tu jau tiesiog pamiršti, kad tu groji su orkestru, ar kas ten tau už nugaros, nes stresas vis tiek yra didelis. Tai yra didelis stresas ir jau tu negalvoji, o koks kaifas, koks furoras, žiūrėk, kokia aš čia faina, čia orkestras aplink mane, o čia ta šviesa dega, čia ta šviesa dega. Ne, mintys yra koncentruotos visiškai kitus dalykus. Ir po koncerto nešiau. tai yra patiekta žiūrovai ir klausytojai. Mano dalykas, aš tikrai nesimėgauju savim. Aš nesu išmokyta to daryti ir aš niekada to neišmokau. Aš negaliu nei klausyti savęs, nei žiūrėti į save ir galvot, kokia ašgi faina čia savo esu. Ne, tai ne apie tai visai. Ar mylėsi savo vyrą? Taip. Ar mylėsi mano savo žmoną? Taip. Jūs gyvenat tryse, kiek man yra žinoma. Kaip jūs nusiritot iki tokio lygio? Aš nežinau, kaip jiems, man tai patinka. Mes gyvenam su Zvonkum. Su Butkum. Aš buvau pamiršus šitą numerį. Su Butkum tikrai gyvenom tryse kurį laiką, nes praktiškai visi numeriai, bent kurie buvo šokių projekte, buvo ruošiami mūsų svetainėje trise. Ir Valinskas yra pateikęs mums labai fainų idėjų. Labai fainų, kurių mes galbūt patys būtume ir nesusigalvoję. Iš tikrųjų, kai kurie numeriai buvo puikūs ir šitų šokių projekte jie buvo ne tiek pašokti techniškai, kiek idėjiškai ir savo tematiką jie buvo ir emociškai jie buvo stiprūs. Taigi čia viskas labai tinka, žinok, taip mes gyvenome trise. Ką galvojate apie lietuvišką popsą? Mūsų laikas baigėsi, mes turim labai greitai atsakyti dar į keletą klausimų. Ką galvojat? Aš esu pakankamai neigiamos nuomonės apie lietuvišką popsą, bet nesakau... Apie visą? Taip, apie visą, bet nesakau, kad čia nėra įdomių grupių, tarkim, aš galiu paminėti tokią grupę kaip Empty, kur yra labai geras popsas, nors tai galbūt būtų popsas, toks alternatyvus popsas Didžiojoje Britanijoje, pas mus čia vos ne avangardas, bet šiaip reiškia, esmė tai yra gera pop grupė. O šiaip daugumas pop grupių, manęs asmeniškai kaip grupė, kad aš klausyčiau savo malonumui, nežavi. O blogiausia grupė, jūs įvardinot Empty kaip gerą, o blogiausia jūsų? Jūs iš draugiškumo nieko nesakysite. SMS interviu tai buvo laida, beje, kasdieninė ir tiesioginė,
Tai toks etapas gana įdomus. SMS interviu dėl to, kad tai būdavo pokalbis apie kokią nors aktualiją, pasikvietus tos aktualijos, sakykime, atstovą, žmogų, kuris gali tai paaiškinti, kažkaip pakomentuoti. Ir po to mes gaudavome studijoje žiūrovų žinutes, jau tais laikais, taip, ir atsakinėdavo. O tai, kad muzikos industrija, pop muzikos industrija plečiasi ir labai stipriai auga Lietuvoje, tai yra faktas. Tai yra faktas ir pasirinkimas didelis klausytojų ir žiūrovų labai didžiulis ir aš labai džiaugiuosi, kad tikrai šiaip pažiūrėjus iš pirmo žvilgsnio visiems atlikėjams savojo klausytojo užtenka, ar ne? Nes žiūrint į tai, kad turėtų būti labai rimta konkurencija mažoji šaly. Bet tai jūs pažiūrėkit, ar tai Žemaitukai arenose, ar tai Bunkė arenose, ar tai Jessica Sha jau net ne arenose, kur tik tai nori. Ir net nebe stadionuose. Ir visi skelbia didžiulius savo turus. Ir visi be baimių tą daro. Anksčiau mano laikais, kai buvo pirmasis mano turas po arenas 16 metais, aš to labai bijojau, nes man tai atrodė mistika, tai neįmanoma. Nes tuo metu tik Jordana Butkutė jau buvo pravažiavus savo turą ir Džiazu buvo vienas garsesnių vardų, kurį jau rinko didelę publiką. Turų tada tais laikais nebaisiai, kas ten dar darė. O dabar kur pažiūrėsi, ten tie daro turus. Tai reiškia, kad pop muzika tikrai išgyvena savo auksinį amžių. Ir aš manau, kad Užkuraitis jau šiandien vardytų ne vieno, kokias jau bent 3 ar 4 grupės ir atlikėjus, kuriem jau, jau paglostytų juos šiek tiek, o ne tik tai kritikuotų, žinai, smarkiai. Tai taip, aš labai sveikinu. Aš labai sveikinu visus, kurie nori, gali ir svarbiausia, kurie susilaukia savo klausytojo. Kad žmonės perka bilietus, išgraibsto ten per dieną, per 3, tai net nepavydu, aš tikrai džiaugiuosi, taip labai tokiu sveiku požiūriu, manau, esu. Labai džiaugiuosi dėl tų žmonių. Dėl tų marketingistų, kurie padaro puikius marketingus, žinai, dėl prodiuserių, dėl scenografų, dėl visų dirbančių šitoj plotmėje, šitoj industrijoje. Manau, labai gerai. Iš tikrųjų, Dileta, ir čia nėra ko slėpti, fiziškai labai panaši į mane. Ūgiu ir veido bruožais, kuo tik tai nori. O be to, jinai yra puikia vokalistė, mano supratimu. O konkrečiai apie šitą numerį, iš tikrųjų, pati negalėjau nesijuokti, todėl kad labai padirbėta matosi. Ir labai, kai atpažįsti kitame žmoguje savo pačios visas manieras ir kiekvieną judesiuką, tai tiesiog džiugina, labai stipriai džiugina. Nes tai jūsų pradinė reakcija. Čia žinai, ką reiškia, mergyt, Pati negali nesižavėti, kai tu pamatai, kaip yra taiklu. Iš tikrųjų taiklu. Ne visi mane rodė taikliai, kurie rodė, nes praktiškai visuose sezonuose, kuriuose aš buvau komisijoje, aš ką nors juose dainuodavau. Mano antrininkas. Tai sakau, ne viskas buvo vienodai taiklu, bet Dileta tai sėkmingas pasirodymas. Aš pagalvoju, tu visada dainuoji tokias labai gražias, romantiškas dainas apie meilę, apie gėrį ir taip toliau. Ar mes galėtume kada nors įsivaizduoti Ingą Valinskinę dainuojančią rock'n'rollą? Laisvai. Tikrai? Aš tikrai neatsižegnoju ir galbūt man šausi galva tokia mistinė idėja. Kada nors? Galbūt jūs išgirsite mane dainuojančią negražias dainas. Kodėl negražios dainas? Rock'n'rollas labai linksmas. Jeigu tos lyriškos gražios, tai tarkime tokį kodinį pavadinimą, tos jau anos, gal netgi roką dainuosiu. Taip, tokį sunku. Bet gal jau ką nors ir dabar esi išmokusi kokį posmelį vieną? Ne. Kokių tik projektų nėra buvę, aš dabar žiūriu kaip stebuklą kažkokį, žinai. Mes palauksime
Jau sunku viską ir sugaudyti. Aš nemanau, kad atsisveikinimo koncertui aš ruošiu kažką, žinai, pribloškiančio. Aš atsisveikinti noriu su tokia savimi, kokią mane žmonės matė visą laiką. Ir aš nemanau, kad jau norėčiau stebinti. Aš norėčiau labai, labai gražiai tiesiog priminti dar sykį jiems, kad jie ilgam mane užfiksuotų tokią, kokia aš realiai esu. O aš esu šiaip jau lyrikė visiškai. Žvaigždė, likimo